Jeigu šiandien reikėtų grįžti į tą etapą, kai namuose auga mažas vaikas, pajamos yra sumažėjusios, o galvoje nuolat sukosi mintis, kas bus, kai reikės grįžti į darbą, vieną dalyką tikrai daryčiau kitaip. Ir nekalbu apie tai, kad daugiau ilsėčiausi ir žinoma labiau savimi pasitikėčiau. Aš kalbu apie sprendimą, kuris manau, kad pakeitė mano visą profesinį kelią. Jeigu šiandien aš vėl būčiau mama vaiko priežiūros atostogose, kuo anksčiau pradėčiau kurti savo veiklą internete. Man atrodo, kad viena didžiausių klaidų, kurią daro daug mamų, yra ta, jog jos laukia. Laukia, kol vaikas paaugs, kol atsiras daugiau laiko, kol jausis pasiruošusios, kol baigsis vaiko priežiūros atostogos. Ir tas laukimas atrodo visiškai logiškas. Juk su mažu vaiku kiekviena diena yra skirtinga. Ne visada gali planuoti laiką, o vakare juk dažniausiai nebesinori niekam. Tik tai pailsėti, tai apie kokį normalų darbą ten papildomai mes galim kalbėti. Tačiau yra viena problema, kol tu lauki tinkamo momento. Laikas vis tiek eina ir vieną dieną ateina tas etapas, kai reikia grįžti į darbą, nors viduje jauti, kad nebenori gyventi taip, kaip gyvenai iki tol. Jeigu galėčiau sugrįžti į tą etapą, aš nebandyčiau iš karto uždirbti 1000, neieškočiau stebuklingo verslo plano, nesistengčiau išmokti 10 skirtingų veiklų iš karto. Aš pasirinkčiau vieną įgūdį ir kiekvieną savaitę skirčiau bent keletą valandų tam, kad po truputį aplink jį kurčiau savo ateitį. Kodėl? Nes veikla internete nesusikuria per vieną savaitgalį. Ji pamažu auga. Kiekvienas išmoktas dalykas, kiekvienas susikurtas darbas, kiekvienas pokalbis su klientu tampa pamatu tam momentui, kai norėsi turėti daugiau pasirinkimo. Iš visų galimų veiklų pasirinkau UGC ne todėl, kad tai buvo lengviausias kelias. Pasirinkau todėl, kad jis turėjo labai mažą starto barjerą. Man nereikėjo didelės komandos, nereikėjo biuro, nereikėjo brangios įrangos, galėjau tiesiog pradėti su tuo, ką turėjau. Ką turi žinoma ir tu. Ir žinoma, augti kartu su savo patirtimi. Tačiau šiandien žinau, kad vien filmuoti neužtenka. Tikrasis lūžis įvyko tada, kai supratau, kaip rasti klientus, kaip kurti vertę ir kaip iš šio įgūdžio sukurti realią veiklą. Jeigu dabar esi vaiko priežiūros atostogose, aš tikrai nesakau, kad tu turi skubėti dirbti. Šitas laikas yra ypatingas ir jo niekas nesugrąžins. Bet jeigu bent dalis tavęs galvoja apie tai, kas bus po metų ar 2, pagalvok ne tik apie darbą, į kurį grįši, pagalvok apie galimybę susikurti pasirinkimą. Nes didžiausia laisvė nėra ta, kad niekada nereikės dirbti. Didžiausia laisvė yra žinoti, kad pati gali nuspręsti, kaip atrodys tavo profesinis gyvenimas. Būtent todėl aš kuriu programą žmonėms, mamoms, kurie nori ne tik išmokti kurti UGC, bet ir suprasti, kaip iš šio įgūdžio susikurti stabilias pajamas. Ne tam, kad po savaitės mestum darbą, o tam, kad po metų turėtum dar daugiau galimybių, negu turi šiandien. Ir jeigu jauti, kad tai yra kryptis, apie kurią galvoji ir tu, prisijunk prie laukiančiųjų sąrašo, o nuorodą rasi po šiuo video.